Nu labas, šį kartą sveikinu su jums jau iš Klaipėdos. Ir šiandien bus tokia man iššūkių diena, kadangi bandysiu nuvykti į koncertą vienu pati. Nesunku būtų suprasti, iš tikrųjų turėjau važiuoti su draugė ir draugė atsišaukė. Ir galvoju, nu gerai, o vat aš važiavau su viena. Bet pridėsiu ton, kad iš pradžių aš nusipirkau 2 bilietus. Ir tiesiog galvoju, jeigu kažkas važiuoja su manim, gerai, jeigu ne, tai aš varau vienu. Tai vat ta tokiu pradėjau mintis išsipildyti, gaunas taip, kad aš važiuoju į vieną. Ir esu dabar Klaipėdo, už keletas valandų koncertas, tai einu ruoštis. Tai kadangi koncertas vykst iki vakaro, jau nebespėjau į traukinį grįžti namiai, tai pasėmiau kambarį ir galvoju, parodysiu jums ton kambarį. Čia apsistoju ne pirmą kartą, tai žodžiu šį kartą kambariuks mažesnis, bet irgi labai, manau, bus patogiai. Tai va, kambariuks yra toks nedidelis, čia yra tipo vienam žmogui lova, kambarys solo ir vadinas, bet čia yra kaip normali dviguolinė lova, tai labai, manau, normaliai čia sutilpsiu. jau žadėjau sakyti sutilpsiam, lyg tas kažkom parsivesiu. Vaizdelis toks, aišku, čia nieko ypatinga. Ir kas toliau? Į televizorius turim arbatėlis. Baigu žiūrėti ton laidą, šiaip labai rekomenduoju pažiūrėti ne tik, kad ton šitą video, bet subscribinti iš naujo kanalą. Labai faini, informatyvus, ir reikalingi video. Ir toliau turime vonios kambarį. Čia, aišku, jau betvarkį padariau, bet labai viskas, ko reikia. Švaru, ne pirmą kartą, sakau, apsistoju jau tame, žodžiu, kaip viešbutuki, ne viešbutuki, apartamentus. Tai fainė, švarė, vis laik viskas tvarkinga, be jokių problemų. Pasimiau kelis outfitus, nežinau, kur rinkti, staigę susimečiau, nes ar tikrai važiuoju į koncertą, nusprendžiau šį rytą, tai tiesiog kelis variantus pasimiau, plius minus, žodžiu, parodys, kur rinksus. Vėl filmuoju su telefonu. Iš tikrųjų, nežadėjau filmuoti, tai niekam taip specialiai nepasirašiau, bet galvoju, gal visai toks neeilinis dalykas, tipo, aš iš vis pirmą kartą varau vieną į koncertą ir galvoju, gal ir kitiem žmonėm čia turėtų būti gan keista. Tai, žodžiu, pasiėmiau telefoną ir tiesiog pafilmuosiu. Dabar nusivalau steną makiažą dieninį ir pasidažysiu biškį tropiniau. Reikia pasidažyti taip, kad nieks nepažintų. Nes ką suprantu, daug telšiškių bus, tai biškį, taip keista gal, manau. Šiaip iš tikrųjų jaudinus, nes, blemba, bus žmonių, kuriuos tikrai pažįstu, o aš neinu pati tokį tipo, tai kas tavai draugį neturi, turiu aš tų draugį, bet veinu, nesiteisinus, nepasakus, kodėl draugis negali. Pagalvojau, kad būtų fainė nufilmuoti, kaip dažaus. Tai, nežinau, mataus, tikros, ką mataus, nepatikrinti. Atrodo mataus, gal ne pačiu gražiausiu kampu. Žodžiu, nusivaliau seną makiažą ir atsiprausiau, pastipiau kremą, vis laik ton darau, niekad nedat kažkap makiažą iš naujo. Ne iš naujo, ant to patys laikus, iš naujo. Ko pradėsiu, tai pradėsiu nuo antakio. Naudosiu Charm Balm. Čia yra toks gelis su šukoti antakiam. Tai čia mėgstamiausias man ir gelis. Nepaliek baltų gumulėlių ir išsilaiko visą dieną. Tai pradedu vis laiko pirm nuo antakio. Sėjame to gelioką ir pašukausiu į viešų antakius. Pas manis ir paauglystėje kažkada išpiešiuoti antakę, tai aniai tom tiesiog nedang. Taip atrodo sušukautus antakis, o kitas ne. Pakė. Ko aš vis laik dar padarau, antakius su drėgnu kažko pavalau. Kadangi čia irgi būna tuo Charm Balmą, kad uždėjus pudrą tos veitos nenueitų. Žodžiu, pudrą šaimo. Naudosiu Miša BB kremą. Šitokį turiu. Aš naudoju 2/3 numeriok. Žinau, kad kiti maiša atspalius, bet maniai aš esu pati baltas kur, tai nežinau, maniai tink, man atrodo.
nebent kažkas pasakys, kad tu skaičius atrodo per balus. Ir naudos kempinėlį, atsiprašau, nėra pana išplauta, bet mane labai derba. Žodžiu, reiktų savo kabaisą atrodo. Jį nauduota šiandien. Žodžiu, The Magician iš Born for Makeup, mano mėgstamiausias youtuberis. Tai nusipirkau, esu patenkinta ir kitiems rekomenduoju. Sklaidom pudrą. Nu čia ne pudra, tipo BB kremas, nu bet dažomės. Man veids baisokai iš tikrųjų atrodo. Kažkokį pabėrimą nefain, toks su jautriais. Tai turbūt bus nemažas pokytis, kada užsidės vien tik pudrą. Šiaip tą pudrą net nebūtina reikia kempinėlis. Aš dažniausiai tiesiog su rankom išmakaluoju. Bet šiaip, jeigu norėt geros kempinėlis, tai labai rekomenduoju. Ta prasme, žiauriai gera. Labai greita išsklaida, nes yra ant toj didelį, labai minkšta. Fain, žodžiu. Tikrai žmogus įdėjo pastangų. Kom galiu palyginti, žinot, kokį pati mudriausia kempinėlė, kur šitą firmą ir jau skaitoma labai gera. Palyginus šitas. Dabar naudosiu maskoklį iš Tarte, vien žodžiu iš to. Nėra man kalba patiektų. Tas maskoklis iš Maybelline pigesnis ir gal net geresnis, bet kadangi turiu, tai ir sunaudojam. Nereikia sklaidytis tas pinigas. Nusipirki sunaudoji. Nebent labai blogas daiktas. Kitas mano žingsnis - kontūravimas. Negaliu parodyti, kokios firmos čia yra, nes aš tiesiog esu įsipilus į mažą indėlį kelionę. Labai stengsiuosi nepadauginti. Biškį panaudosiu čia. Vis laiką aš taip dažausiu iš tikrųjų. Jau čia įmonas toks, nežinau, ką pavadinti. Tiesiog taip, bim, bam, beleka. Greita. Biškį čia. Pagurklį taip turėčiau tipo sumažinti. Jėzus, nori. Mažiau vodi, biškį sumažėjus. Tom patį dalyką panaudosiu biškį kontūruoti akį. Biškį čia. Vienas dalykas pradėjai pateikti, seniau nedarydavo, tai po patinį lūpą ir viršutinį. Atrodo, net pačius lūps jau pasikontūruoju. Nu, patinka didesnis lūps, man gražu. Nu va, ir dabar naudosiu bronzantą. Aš niek nevaliau, aš rodau tiek kapyt pas manis kosmetinė. Iš Katris toks kontūravimas, ne kontūravimas, bronzantas. Tai dėsiu ant akiais, čia bus man kaip šešėlė. Vis laik tą padarau, nes man jeigu reiks kliūn, tai viskas šai. Ai, tą tuik nusipirkau kažkokį highlighterį. Taip, lengvai. Man nepatink daug. Vadėl čia neseniai įvestus. Gražiai padažė, viskas gera, nes per nuotrauks visai kitaip atrodo. Tai turi biškai daugiau pasidaryti. Bet man pačiai taip išeis, tai nuo švies, tai buvau biškai taip keista. Gal čia? Čia laisvė negalvoju. Taip lept, dažausi viskas. Toliau tom patį panaudosiu čia. Su toj šepetėlį didelį. Nu va, dabar ko norės padaryti, pasidažyti akis. Galvoju, gal lūps raudonas pasidaryti. Net galvoju, kad bus labai taip sena atrodys. Turiu nusipirkus raudoną lūpdažį ir nikad nepanaudoju. Tai gal ateis kažkuomet tas moments. Toliau naudosiu tokį Elan pudrinį paštok. Nu dabar jis jau neblaba, ką be atrodo. Bet žodžiu, labai fains. Anu sušlapinė ir pradeda normaliai paišyti. Tai sunau, aš pasidarysiu biškių ontakius ir pasidarysiu čiučiu tokį, ką pravedėjimą atseit. Bet jau nevadus kamerų, nes man reikia kartai priveidoti prieiti ir aš nematysiu kitaip.
Štai mano makiažas jau padarytas, profesionalo. Biškai pakomentau savo makiažą, tai biškai pradėjau antakius ryškiau dažyti, nežinau, a gera, a negera. Nu, bet tipo, per video, per nuotraukas matydavau, kad nesimatytų mano antakiai tokie išplaukiai kažkokiai, tai pradėjau biškai ryškiau daryti. Lūpas naudojau tik pieštoką iš Astra, ten pigus labai, šiaip bet labai faini. Pieštukai ir konda. Pasidariau tokią pravedimą su tau pačiu, sukau, dažau ir antakius. Tai tiesiog ir tušą užsidėjau. Tai taip atrodo iš arčiau. O taip dar iš arčiau. Tai einu dabar žiūrėti, ko apsirinkti ir ko jau neužėl greksiu judėti. Su įsipylusi Coca-Colos pagerintos. Nu, biškun drąsos reikia paimti, kaip sakai, jau, nu, vis tiek toks apščiaiktų savo, na, kiekvienam, manyčiau. Mano plans iš tikrųjų yra ateiti biški pavėlavusiu koncertą, nes taip pat vis laik koncertą, nu, biški vėlauna, ne? Ir aš galvoju, aš ateisiu biški vėliau, mažiau su žmonėm susitieksiu. Nu, ta prasme, nebus taip, kad aš stoviu lauko ir praeinu kokiai telšiškė. Ir taip, ko tu čia veina? Jo, veina. O, tai kodėl tu veina? Kad nebūtų to tokio awkward momentą. Ir gal nedraugišką pasakysiu, bet kad nebūtų priėmėma į kompaniją įsikatras, aš nenoriu pati įsivelti, sakykime, pažintis katros, nu, man nėra palonkis. Tai, nu, labai keista gal skambėti, bet jo. Ir žmonių su katras nutraukiau bendravimą, nes tiesiog labai nepakeliui ir nesinorėjau, nu nenoriu tiesiog daugiau leisti laik su ta žmonėm ar kažką žodžiu būti, kažkokį įtaką gauti, nu. Tai va, tai toks man plans. Tai užbaigsiu savo gėrimą ir einu rinktis. Bandau parodyti, ko žadu rinktis, bet niekur padėti telefoną. Arba kojus filmuoju, arba veidą filmuoju. Da, viens bandėms padės čia. Žodžiu, žadu mauteis, va, taip. Čia yra, ko parodyti, nežinau, kelnis iš Vinted, kaubojaus batą tokia ilgi, bet su klišniam kelniam nesimata. Toliau, užsidėjau tokį runkinokų su linciūgu. Čia irgi užsidėjau linciūgą. Tokį su deimantukas, bet nežinau, dėties gal biški per daug. Švarką. Oi, čia runkinos apsivės, tiek turbūt. A gera. Tokį daug žadu atrodyti. Nu, tokį. Ko galiu varijuoti, tai turiu sijoną, juodas timpas ir aptemptas pilkas kelnis toks. Kaip timpas irgi. Nu, nežinau, a gera. Šiaip tik apie koks skirtoms. Bet vis tiek norės kažko, ne? Vienu žodžiu, manau, kad tepį varijus niek net neapgalvos, tipo, ką apie tep. Kadangi jau viskam leidu tekėti, va tep, va. Turiu biletą, važiuoju, kažkas gaunas. Jeigu Dievas duot kažkokią galimybę, aš tepį naudojus. Jeigu dabar apsirengiau, tai reiškia tepį važiuoju. Gal tūlik kažkur, kol matysiu normalią veidrodį visų savo ūgių. Visų 1,64 m, tai gal persigalvosiu, bet, nu jau, kad tepį varau, niek neapgalvosiu. Tiesiog tepį jau čia tokius neapgalvot sprendimus darau. Video YouTube kelu, net, nu, tipo, tiesiog iš norą, iš pomėgiaus. Varau į koncertus, dėl to, kad nenoriu praleisti to koncertą. Tai rinksius tepį jau, kaip apsirengiau. Jaučiką jau tepį darau. Į kokį koncertą varau nepasakiau. Tai vien žodžiu bus Kaskada, Venga Boys. Bet iš tikrųjų dėl ko labiausia variau, tai dėl Bass Hunter. Nežinau, tepį turiu vadintis. Bass Hunter. Ir jo, vien žodžiu, labai būtų buvę nefainę pramazinti tuo koncertą. Nes pirm kartą Lietuva, nu gan čia jungė. Nu, žodžiu, būtų labai nefainė prarasti tom koncertą. Nežinau, nemanau, kad į užsienį važiuočiau grina vien tik dėl Bass Hunteriaus. Bet, nu, žodžiu, vis tiek pamatyti man labai norėjau. Ir reikia laukti koncertą jau. Ir dabar įsijungsiu
patį populiariausią dainą, kad Ramunė labiausiai primenu laikus, kada klausydavau sano. Šitą. Kaip aš norėjau to merk būti panašvės, lai galvau, ką užaugsiu bus toj kafanu. Kaip važiavau su traukiniu, tai labai daug žmonių važiavo į Klaipėdą ir tokiai Telšiškėje irgi ten grupelį 6 žmonės, kur čia lėpti, kur čia kom daryti metus, ką važiavau irgi ton koncertą. Ir čia tame viešbutį Gerdas jau šūko, kažkas jau užsivedė, jau linksmi. Pamėguoti gal nebus labai gera, bet dar net baisiai mėgojau, kai buvau išvažiausi kelionį. Turau su kištuks, bet manau, čia niek nebus. Vien žodžiu, laukam koncertą. Atvažiavau prie Švyturio arenos. Žiauriai keistas jausmas, eiktų savo. Kon eisiu pro apsaugą, tegu patikrinu runkinuką, nes jį nešu šnapšis. Ir nežinau, kon čia berek pasakyti, eisiu į koncertą. Įdomi, labai įdomi, keistas jausmas. Pažįstami jau parašė, tipo prisijung, viskas, tipo fainė, bet čia bus tam bairis, kad aš mėginsiu pabūti vieną koncerte, įeiti vieną, viską daryti vieną. Jeigu bus labai jau nefainė, tai tada gal ir prisijungs prie kažkokių pažįstamų, kaip tik matau stovintą. Tai, žodžiu, bandau veikti dabar vieną. Nu, gerimuko, kaip sako. Kažkokiai prieigaruką sako, tipo apsimeti pažįstamas, kad užlistėlį prigėrim. Nu, tai dzen užleido, ko iš geros širdies. Paskoniai dar arčiau užlėda, tai mane priėmė. Nes toks negyvens, kas biškai lėtesnį, tai laukia eilė. Be
Now you're already. And miss you here now you're, and I can wait here by the phone, waiting here by the phone, waiting here by the fucking phone. Esu Dorna, nežinau, ko reikia strikiai pasiimti. Einu pirmyn atgal. Net neprimet, ko reikia. Atrodo, nu kas šitie, bet plaviniai pova, o kažkelint aukštas čia. Net apsivaugint prieisa, kur jūs einat. Aš kaušios, aš nesigaudau iš vis. Nu, kad šitie prieinuoda, už kampą pasuki vieną, už kit kampą pasuki vėl tepat. Tik laiką šnekėjau iš širdiais. Ir pasirodė nenufilmavau nieko. Vienu žodžiu, kokia nuotaika. Nuotaika žiauriai gera. Ryti dar atsikėlus galvojau. Žinau, varyti, taip mintys žmonių veidą pažįstamų, su kas atrodo, kas kon sak. Tas, skaisti, čia, korontek, stvarka. Viena pat, kas anai, draugų neto, ar kas, tipo, negera. Ir tokia buvo, ką baimė, tai kažkokia. Bet atsikėliau iš ryto. Ir įsijungiau tas dainas į katrų koncertą, norėjau nuvaryti. Ir toks, taip nuotaika persijungi, kad, tipo, jo, noriu varyti ir atrodo vieną kartą čia tas koncertas tai vyksta ir nežinosi, ar kada nors iš vis bebus įmanoma vienom pakliūti. Einu galva visišką šlapi tik ir šūkausi prakaitavau. Tai biški taip awkward, nes daug žmonių McDonald's teik, bet ai, ten, nu, iš koncerto aš parėjau atstokėtis nuo manęs. Nežinau, kiek laiko lauks valgyti, nes žmonių tai pilno. Nu, tai labas. Dabar redaguodam video suvokiau, kad nėra kažkokios pabaigos atsisveikinimo. Nu, klasika čimon video jau tokiai būn. Tai, žodžiu, pasistengsiu jau kitam video normaliai visko nišėlės padaryti. Tai biški dabar surezimaus apie ton visą koncertą. Tai taip, baisiausia dalis buvo iki kol atėjau į ton visą renginį. Ką buvau renginį, nei trumpam nesijutau nei vienu, nei vienišą, ėjau teisę prie pat scenas, prasibroviau ten per tų žmonės ir viskas. Ir tiesiog tikrai nebuvau viena, nu, nesijutau, kad esu viena. Kažkaip tai žmonės vis tiek atvariai visi to pateis, visi šoka, vis dainon, visi linksmi. Ir nieks net nesuprant, kad tu vienu pati stovi to krūvo žmonių. Tai labai džiaugus, kai išdrįsau, nes būčiau gailėjusiais, kad nenuvariau. Ir dabar dar labiau pasikauščiau, dar labiau nebebijau daryti dalykų vieną pati. Ir, nu, ko aš galiu pasakyti? Aš nebenoriu daugiau švaistyti progų velto. Kiek kartų buvo kažkas, ko tu nori paveikti, padaryti, bet kadangi esi priklausoms nuo kitų žmonių, nuo kompanijos ir tu nepadarai to, tai man yra jau per daug gaila. Nežinau, kiek laiką dar būsim mes čia, tam pasauly, tai aš nebenoriu švaistyti laiką, viskas. Tai labai džiaugus, kad tom padariau ir dabar dar labiau nebijau vieną pati kažko daryti. Tai linku ir jums, jeigu turėt tokį mintį, kad spjauti ir varyti viens kažko daryti, spjauti kitus, tai nežinau, siūlyčiau pabandyti. Manau, verta. Ir kon, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitam video. Jau tur suplanavus, ko noriu papasakoti, ko noriu jums parodyti. Ir laukiat kitą video. Ačiū, kad esat ir iki.